Tikrai nebuvo tiek žiedų vakar. Bet į ūkį? Jisai pradėjo žydėti prieš 3 dienas kažkur tai, ne? Jo, grubiai, taip. Tai va, prieš 3 dienas pradėjo žydėti, tai pažydės dar turbūt kokie 30 dienų. Sveiki agronomai, ūkininkai ir žemės ūkių besidomintys žmonės. Šiandieną viena iš nuostabiausių švenčių metuose, gegužės 5, mamos diena. Jūs, mylimos mamos, su ja ir sveikinam. Ne kiekvienais metais jums pavyksta padovanoti žydinčius rapsus taip anksti. Na, šiemet šiltas pavasaris, pakankamai geros darbo sąlygos tikrai tą leido padaryti. Tad jums, na bent jau pietiniuose Lietuvos regionuose, visur žydinčios rapsų puokštės ir tie rapsai šiais metais tikrai nėra patys mažiausi. Tai šiandieną lankomės Zanavykų krašte kartu su mūsų agronome Indre, kuri darbuojasi Šakiuose, su mūsų agronomu ir ūkininku Kornelijum, būtent kurio laukose šiandieną ir lankomės pasižiūrėti, kaip tos žydinčios gėlės šiais metais atrodo. Na, ar gėlės ar medžiai nuspręsim turbūt šios diskusijos pabaigoje. Tai labai smagu jūs matyti. Pirmas klausimas, Kornelijau, lyginant pernai ir šių metų vaizdą tokioje pačioje stadijoje, šiemet geriau ar prašiau? Sakykime, turime tokio pačio dydžio rapsus kaip ir pernai. Žydėjimo intensyvumas tiek šiandien, tiek lygiai metai atgal, sakyčiau, toks pat. Toks pat, ne? Pati pradžia. Tai vis tiek labai trumpai pakamantinėsiu tave, kągi tu šiame lauke darėjai, nuo ko viskas prasidėjo. Tai žemės dirbimas, sėja, veislė, herbicidinis, rudeninis ir kiek iš jūsų kartų reikėjo į rudenį važiuoti į šitą lauką? Tai reiktų pradėti nuo to, kad čia turėjome kviečių priešsėlį. Nupjovus po kombaino per 2-3 dienas suskutom su krekždiniu skutiku. Užsidėjome plačias krekždes, taikėme apie 5-7 cm gylį. Praėjus 2 savaitėms sudygus visom pabirom suskutome giliau. Ir apie rugpjūčio 12 dieną pasėjom su Spirit sėjamąja. Tarpueilį taikėm 37 cm. Užsikišai, ne? O kaip užsikišau ar Spiritą paprastai užsidaro, ar ten kamščių principu? Į grybą susideda kamštukai. Specialūs, ne? Jo, jie praleidžia orą, bet nepraleidžia sėklos. Ai, tai žodžiu, nepasikeičia spaudimas? Ne, vėjas eina tas pats, nieks nepasikeičia. Supratau. Tai žodžiu, vieną sėja, 2 užsikiša, vieną sėja, 2 užsikiša. Gaunasi 37,5. Puikiai. Tai pernai taikiau kas antrą, tai buvo 25. Mačiau, kad tas rapsas jam labai patinka, jis labai šakojasi. Šiemet sakau, pabandykim 3,7. Nes puikiai mačiau ūkininko laukos ir 0,5 metro, kaip atrodo. Nu ir sumažinta sėklos norma. Maišas 2 milijonai sėklų pionierius 303 ant 5,5 hektaro. 5,5. Kas išeina grubiai ant 38 augalai kvadratė. O sudygo, čia dabar pamato tankumą turbūt. Dygo sunkiai, nes pasėjom rugpjūčio 12-13 dieną, savaitę 2 sausra, išlindo tikrai daug vėliau šitas laukas, tikrai dygo sunkiai. Herbicidas. Herbicidas. Iškart pasėjos 3 dienos, ant gan sausos dirvos 200 litrų vandens, 1,5 litro rapsanas. Aha. Metazachloras 500 gramų veiklios. Iš viso 7 pm. Taip, 7,50 ir nuoldu klomatė, klomazonas. Aha. Žolių perpurkšt pavasarį nereikėjo. Aišku, pabiros iš rudens sutvarkytos, artina 0,7 litro vieną kartą. Vieną kartą augimo reguliacija, kadangi vėlai sudygo. Kiek vėlai sudygo, ne? Taip. Aišku, ir hormonai rudeniniai. Citokininai buvo sudėti, viskas boras. Čia, žinai, kaip sako, kur pas mus be reklamos, tai šiandien su reklama. Miller Plexas. Jo, rudenį buvo. Miller Plexas 0,7. Jo, iš tos pusės. Tai va, gerai, reklamą paliekam, kaip sakant, reklamai. Žiauriai fainas užsipildymas, pavasariniai darbai, azotas iš karto ir anksti, kaip ir visur, kur rekomendavom, ar... Taip, tik prasidėjus vegetacijai, 300 salietra, paskui 300 sulfatas, visos trąšos atiduotos anksti. Aha. Niekas nesuvėlinta. Ir kiek kartų su purkštuvu? Ir 3 purškimai iki dabar, 4 dar planuojamas žydėjimo viduryje. Aš kadangi žinau, kad tu prie paskutinės mitybos prieš pat žydėjimą įsidėjai ir strobiką, ne? Taip, 0,8 azoksistrobino ir tavo planas žydėjimo viduryje, bos kalida, pamaišysim su proteokonazolu. 100 gramų ir 150? Taip, manau tokiam. 2 kg kalifo ir pusę litro rūgščių. Okay. Tai ir klijų, kurie gali eiti ant žydėjimo metu. Multimaster. Jo.
Tai vat šitoj vietoj tas variantas, manau, kad jisai pakankamai daug bus. Kas šiais metais skiriasi, tai aišku, kur labai mažai, kur pasispėjom pasidaryti tokį prieš, nes kai kur rapsas pradėjo ganėtinai greitai žydėti, tai to fungicidų paskaidimo nespėjom padaryti. Tai pagal šių metų kainodarą tikrai, na, kai tokie rapsai yra, kai žydės 35-40% augalų ir planuojame naudoti aboskolido 100 veiklios medžiagos, protekonazolo 150 ir dar 125 azoksistrobino, nes šiais metais iš tiesų kainos yra 30-40% mažesnės negu pernai. Tai labai tokia, sakykime, labai stipri apsauga, manau, kad atlaikys iki galo ir nereikės perpurškinti. Tai kiti ūkininkai Lietuvoje dar planuoja, žinoma, važiuoti ir po žydėjimo, ypač kas turi nesavaigius purkštuvus, ne šiek tiek juos, taip sakant, prisilenkus žydėjimo metu ir toliau galbūt ir karbamidą pasiduoti. Čia jau, taip sakant, atskiros tos temos, bet realiai pas tave laukuose vienas važiavimas su purkštuvu ir sekantis kombainas. Taip, kadangi neturim savaigio, laužyti rapsų nenorim. Tai pasilaužyti. Žydėjimo viduryje paskutinis purškimas. Bet pastebė, kad technologinės vis tiek žemesnės, nes per paskutinį važiavimą buvo jos tokios palenktos. Buvo, bet man tas 37 tarpueiliais, kai iš tikrųjų labai daug kas ėjo 30 su fokusu, na vienas kitas turi 35, su laumetriu kas pusę metro, su tempo kas 50 cm išsėjimas, ne, man tai patinka tie platus tarpueiliai, jeigu rapsų viską gerai padarai. Kaip medžiai, pažiūrėk. Taip. Jam, jis automatiškai šakojas natūraliai ir jam nereikia net ir to pačio trumpinto. Turi šiais metais ir pasidaręs dalį laukų su augimo reguliatoriumi, ne, pavasarį? Ne, šiemet neturi. Pernai turėjai. Pernai turėjau. Tai turėjom tamsesnius lapus, turėjom žemesnį rapsą, ankštarų sluoksnis, jis tas pats buvo, jis tiesiog buvo žemiau. Žemiau, ne? Ką aš darau dabar, aš pjaunu tiesiog aukščiau, aš palieku ilgesnius kotus, neapkraunu kombainų, rapsą išvalo geriau, mano pjūtis greitesnė, nors kombainas ir nėra labai našus, bet tu pjauni aukščiau ir tavo kombainą padaro našesnį. Čia tas faktas, žinai, kad matos, jeigu šiais metais 2 metrai tas rapsas tikrai bus ir bus, niekur čia mes nesidėsim. Taip, pjovimo lygis iki 1,20 m, geriau 2 kartus su proskaterio lėkštėm susitvarkai, bet užtat greitis visai stambėja. Panašu, kad čia tos masės ir tikrai pakankamai nemažai bus. Indrė, Šakiuose visur rapsas tokio aukščio jau šitam krašte Šakiai, Marijampolė, Vilkaviškis. Jau tave praaugo, ne? Tai ir jų, mėly laidos žiūrovai, jeigu kam įdomu pamatyti būtent šitą veislę ar kažkurią tais iš naujesnių, kadangi yra Pionieriaus ir 315, kuris yra dar naujesnės selekcijos, ne tik tai su sklerotinios atsparumu, bet pagaliau Pionierius prie viso šito savo pokštės atsparumų ligoms padarė ir dar vienu žiemojimo balu geresnę veislę negu 303 ir taip pat pagaliau toje veislėje yra ir ankštaro atsidarimo genas, kuris neleidžia sėklom išbirėti, jeigu mes šiek tiek vėliname tą kulimą. Tai daug įdomių dalykų šiais metais su rapsu ir su selekcija ir būtent su tais pačiais laikais, turbūt, jeigu sakytume, kad rapsai šiais metais prastesni negu pernai, tai meluotume, ne? Dar, žinoma. Manau, kad geresni ir jie mano, pavyzdžiui, pastebėjimas, kad jie šiemet aukštesni. Pernai turėjom šalnų daug, kurios šalmas buvo pats geriausias augimo reguliatorius. Nebuvo pernai ūgio tiek. Jo, pernai derlius buvo labai neblogas. Šita pusė tikrai išsinešė kai kurie laukai, kurie gavo. Neblogai sureagavo tos 2 savaitės praėjusios šaltos. Šaltos, gal kviečius geriau pastabdė, aišku, jeigu tų šalnų nebūtų, gal būtų dar šiek tiek didesnis, bet kai tiek kritulių, jeigu dabar po šitos gražios šventės pirmadienį atsikelsim ir pradės lynuoti, tai ne tik tai rapsam tas yra tobulai, bet ir kitose augaluose, kas susijęs su pupomis, bedvykstančiamis, kurios anksti pasėtos, užplaktos ir runkeliai, kurie dabar taip atsirėmė, padės. Tai to jums visiems ir linkime po gražios šventės pirmadienį šiek tiek lietaus. Gražaus sekmadienio, pailsėkite, jeigu bus lietus porą dienų atsipūsti, nes pastarąsias 2 savaitės išeiginių nebuvo. Tikimės, kad sėją jau pabaigėt, jeigu ne, tikrai greičiau tai padarykite, sekanti mūsų laida apie žieminius kviečius ir apie vasarinius augalus, kurie jau yra pasėti, kokie bus pirmieji darbai ten. Tai gražios šventės ir iki susitikimų jūsų laukuose. Ate. Viso.